Ką, šiandien tema namų darbai. Draugausiu su savo broliu visą gyvenimą, neatskiriami. Esam vonioj, įrenginėju vonę, užsidėjau gipsą visur aplinkai, užsipurškiau, kur truputį didesnis tarpas, kampai, siūlės, apačioj. Įdėjau duris. Parodyt? Davai, parodysiu. Įdėjau duris tokias, nežinau, keičiau 100 eurų nuo jo, šiek mat, kaip vargau. Popierinės. Vat, nemoku aš taip filmuot. Nu, žodžiu, užsidaro, aišku, užsidaro. Atsirakina jau. Atsirakina. Aplinka gipsas sudėtas. Viskas yra. Čia dušas bus. Nu, bent aš manau, kad čia pamūrysiu plytos sienelę tokią iki metro. Metras taip. Čia irgi geras metras gaunasi. Nu, 1 kvadratas dušo erdvės. Kaip tas vadinamas mėlynas, hidroizoliacija išsiteps čia, čia. Ir rimta siena. Čia kažkoks karnizas bus, kad užuolaidą užsitraukti slenkstukas, nes dušas per aukštai, čia įdėjus trapą, gaunasi per aukštai, tai reikės slenkstuką dėti. Pusę plytos, galbūt 5 scenus, nu, taip ar taip jau reikės. Ir truputį sukelti majakais, kokiais gal pamūrinsiu, papetonuosiu. Matysiu aš pagal situaciją, kaip pripjausiu, uždėsiu, tada žiūrėsiu, kiek čia reikia iki plytelių pakelti. Tai, minėjau, išsipjausiu. Pirmiausia, gal nusigruntuosiu, kol džius. Išsipjaustysiu šitus, kas man nereikalinga, nu visur čia biškai. Dėjau plastikinės lubas, plastikinės lentelės, 25 pločio. Nesukau gipsą, nes to gipsų tai darbai virš galvos, tai ten nėra baisiau man. Šveitimas, dažymas, gruntavimas. Ai, užteks 2 lempų. Po 18 vatų, tai čia sočiai šitam čia kvadratų. Dušiam ant 3, tai čia nei 9 kvadratų nesigauna, 8 gal kokie, mažiau. Nu ką, pirmą kartą bandysiu supjauti kem 5 laipsnių plyteles suleisti. Nu, kaip čia pasakius. Pažaisiu, bet antram aukštą dariau, tai dėjau šonais, baisiai atrodo, kaip sakyti. Po metų ten nelabai ir ką pamatai po to. Pats dėl azarto pabandysiu kem 5 laipsnių pjauti. Tai plytelės, tai čia gražiai gaunasi, ciela pusė. Ciela pusė. Čia man atrodo 20 centų dėsiu, o gal 25. Tada gaunasi čia plytelė 40, tai dėsiu 35. Ir toks nei pusė, nei pilnas, toks labai gerai. Nu, pasiskaičiuosiu, nes man atrodo, kad čia 25, čia 25. Oi, po 20 centų. Kad ciela plytelė gautųsi. Mažiau nuostolių.
Čia yra 3 metrai 2 ar 3 metrai 3 centimetrai, tai va šitą reikia sieną turbūt atsargiai su ją, kad kaip čia iš 40 cemų, 24, 28, tai dar 20 cemų, pusė plytelės. Nu, pasiskaičiuosiu, čia žodžiu, porą valandų užtruksiu vien tik skaičiavimu. Dušas čia, nu jau ratą apsukau, nėra ką čia daugiau pasakoti. Grindys nelygios, o jei uždėjau liniuotę. Tai žodžiu, pilvukų yra, tai reiks aukščiau, biškis turėjau pridėti ant lazerių ir matuosiu kiekvieną. Čia šveis nešveisiu, čia bus baisu. Pačiam ir už tų durų kambariam. Čia pusę taikysiu, nes dėsis skalpenkė, džiovykla, veidrodis, kriauklė, už manęs gyvatukas ir tulikas. Na, aišku, biškį kvailai čia, kaip po 3 metų tai kitaip galvoju. Čia esu atvedęs dujiniam katilui, bet kol kas man čia jau nereikia. Tai paslėpsim, pasižymėsim, įmušim į plytelę po šaibą ir paspalvinsiu taškiuką, kad čia ateina vamzdžiai. Kas dar, nu kol kas tiek, gruntuojam, išsipjaustam ir kol pjaustysiu, aišku, išdžius neblogai. Atsinešiau 100 metų rotbando ir 4 metrų grunto. Juos sunaudosim. Ką žinau, kol kas tiek, namų darbai tokie. Ir paskui ką, plytelės yra jau kieme. Kieme, nu kur jau kieme. Garažė senai jau po kalėdų, prieš kalėdas gal pirkom. Nes kainos tos čia gazdino kils. Tai su priekaba nuvažiavam, žinokit, nebijokit, tai kas vešit su priekaba plyteles, sieninės ar grindinės, tai svarbiausia lygiai įdėti. Ar ant paletės, ar ant tiesiog priekaboje, nei viena nelūžo. Nu dar visų neiščiupinėjau, aišku, kas pakuose, atsiluose, nežinau, darosi, bet šiaip iškraudinėjant tai nesijautė, kad kažkas lūžta. Tai aš manau, kad 100% įmanoma parvežti sveikas plyteles priekaboje. Tai kiek čia dabar gavosi, apie 20 keli kvadratai sienų. Už tų lubų yra 2 aukšto iš vonios pareina, iš to kampo iš vonios. Nu, į čia. Čia yra stoikė, stojakas. Ten tulikas 2 aukšte ir viskas sueina. Čia kriauklė ir viskas sueina į valymą. Nu viskas, dabar čia kol kas tokias patalpas. Nu, buvo baisu vata ir truputis profilių. Tai pragyvenom šitaip apie 4 metus. Kol baigiau 2 aukštą. Gipsas buvo jau nupirktas ir 2 aukštui, ir 5 aukštui. Ups. Tai va prastovėjo. Kažkas blogai su juo nenutiko. Tiesiog po 4 metų nereikia jo nieko pirkti. Gal aš čia ir brokuotą pirkau, kažkiek kampai nudaužyti pigesnį. Net nežinau, neatsimenu aš iš tų anų laikų. Čia gal kas piktai pakomentuos, aš nepjaustęs, neišpjaustęs jau sudūrimų. Tiesiog paredbanduosiu, kur susiaurėjimai gipso. Šitie va, vertikalios siūlės. Čia plytelės klijuosis, pačiupinėsiu, kad vienam lygiai būtų. Šiaip visai gerai. Čia dar tas langas yra, įdėjau baldinę plokštę už gipso,
kad tvirtai prisuktų dušui ten, čiaupai, kam ten, rankenai. Čia va, irgi nuo pat žemės baldinė plokštė, tokia juosta turėjau iki čia kažkur. Sienai pritvirtinti, surišti. Krokodilo dar likučių turiu, tai va, mūrint kas antrą eilę paryšiu. Nežinau, gyvatukų rozetė. Čia jungiklis bus veidrodžiui užsidegti. Ir rozetė viena. O čia 2 rozetės. Skalbenkiai ir džiovikliai. Ir daugiau čia nieko nereikia. Fantazuot čia ne kambarys kažkoks. Tai ką, dirbam, parodysiu, kiek čia 11 minučių, tai nežinau. Nu jo, kai košę nutepsiu, parodysiu, kaip čia kur tepiau. Kaip ten ta pabaiga. Spauskite laikus, rašykit komentarus. Kiek čia hidroizoliacijos išeis, manau, kad 3 kilai, kokie 3 litrai. 2,5 kvadrato, 2,5 ir 2. 6-7 kvadratai. Dar čia apačioj padas. 8 kvadratai hidroizoliacijos. Nu tai nueisiu į pardą ir paskaitysiu. Man atrodo, tas kibiras plokščias kažkoks ten. Manau, kad jau užteks. Gal netepsiu iki lubų pirmiausia. 2 metrus. Jeigu liks, tai varysiu iki lubų tada ir dabaigsiu. Kad neliktų jokio likučio, bet įduosiu kažkam. Vis tiek jau neturiu iš kur dėti ir vonios baigtas, sudžiusiu. Gerai, kol kas tiek. Einam tvarkytis. Tvarkomės.
Kuom skiriasi 100 metų rodbandas nuo ką tik pirkto? Senas rodbandas 10 kartų greičiau džiūsta. Nu, bet spėjau užtepti tas siūlės. Spėjau užtepti. Ir viskas gerai. Man tik tiek ir reikėjo. Tai jau tęsim namų darbus vėliau. Tegul savo laimingai džiūsta, o aš laimingai einu kitur. Kol kas.